Viskas pamatuota laidoje statybų iššūkiai iš arti. Čia tas ekraniukas. Kas naujo statybų pasaulyje. Įdomybės, aktualės ir profesionalų įžvalgos. Ir patarimai, kurie pravers kiekvienam namų meistrui. Laida Viskas pamatuota. Sekmadienį 10 per Lietuvos ryto televiziją. Pamita. Sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Avizok, sveikas rytojus prasideda nuo natūralių pasirinkimų šiandieną. Kai sergi, laikas tampa svarbiausia valiuta. Ką daryti, jei kitoje šalyje yra gydymas galintis išgelbėti gyvybę, bet Lietuvoje jis neprieinamas? Ir kodėl vis dažniau girdime, kad tikroji širdies ligų priežastis ne cholesterolis? Sekmadienį 11 valandą sveikatos kodas. Laida tiems, kurie nebijo tiesos. Lidonijų – specialios medicininės paskirties maisto produktas vėžio profilaktikos metu. Optikos pasaulis. Matau, girdžiu, gyvenu. Buvę mylimieji per daug laiko leido kartu, tad šito išvengti nepavyko. Negalim vėl išsiskirti dėl praeities klaidų. Kaip galim išsiskirti, jei nesam kartu? Tačiau šįsyk atkurti santykius nebus taip paprasta, kaip ir juos ilgam nuslėpti. Slovėnų serialas Mūsų gyvenimo tiltai. Šiandien 21:25 tik per Lietuvos ryto televiziją. Regos ir klausos centras Optikos pasaulis. Grasinimai susidoroti su Sergejumi jau įgavo pagreitį. Prieš Nikolajų Zubovą iškelti rimti kaltinimai dėl finansinio piktnaudžiavimo ir mokesčių vengimo. Dar tikimasi, kad prokuratūra susidomės ir dabartiniu savininku ir viešbučio direktoriumi Sergejumi Narčinskiu. Kokias gudrybės teks panaudoti, kad kaltinimai būtų panaikinti? Žaidimo karalienė. Šiandien 20:20 tik per Lietuvos ryto televiziją. Svarbiausios dienos naujienos reporteriai 16, 18, 20 ir 22:30 tik per Lietuvos ryto televiziją. Sportui ir aktyviam laisvalaikiui. Akvilė Sport. Laidoje Gyvenimas versle. Tu mokai dirbtinį intelektą, nes dirbtinis intelektas yra kaip mokinys. Šeštadienį. Toks ir buvo tikslas, kad jūs priblokštų. Ką tu bedarytum mieste, visų pirma, turi būti laimingas miesto gyventojas. 17:30 per Lietuvos ryto televiziją. Mes esame labiausiai atsakingi už save ir už savo sveiką širdį. Neolina. Kokteilis svorio mažinimui. Laidoje Švarūs miestai. Kūrėja, kurios rankose atliekos virsta menu. Aš esu už tai, kad pirktume tiek, kiek reikia, tiek, kiek sunaudojame. Bei kur dėti nereikalingas padangas. Jeigu padangas senesnė negu 5 metai, guma kietėja ir jinai vėl praranda savo savybę. Žiūrėkite jau šį šeštadienį 11 valandą tik per Lietuvos ryto televiziją. Palangoje praūžė pasaulio lietuvių sporto žaidynės. Skaičiai yra rekordiniai. Iš tiesų 38 valstybės, bene 3000 dalyvių, tai tikrai yra kuo didžiuotis. Televizijos žygis pasiekė saulėtąją Ispaniją. Visa tai laidoje Pasaulio Lietuva, tik per Lietuvos ryto televiziją. Krinona namų technika. Su meile jūsų namams. Techno Arka. Buitinė technika ir nestandartiniai sprendimai. Nuo grindų iki užuolaidų. Namų, visuomeniniam ir biuro interjerui. Dubingiai.lt. Nauji, dar niekur nematyti privatus bei verslo objektai, žinomi šalies žmonės bei geriausi šalies architektai. Šį sezoną su jumis leisimės į keliones po Lietuvą ir ne tik. Būsto anatomija. Šeštadienį 11:30 per Lietuvos ryto televiziją. Į sveikatą. Iš tikrųjų. Gerdami Vytautą prisidedate prie Jono Valančiūno paramos fondo. Sandra bėga. Sandros Daukšaitės. Taip netoli buvo. Aktorystės užkulsiai. Galbūt su maišeliu pakabintų. Ir verkiu, žiūrėdama, ir pykstu labai ant to maišelio. Ir visus nustebinęs debiutas. Tu laši prieš trenerį ir tu laimė. Užsislėpęs talentą. Pirmi kartai. Šeštadienį 5 valandą vakare per Lietuvos ryto televiziją. Pamita. Sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Sveikos dantenos yra tokios pat svarbios, kaip ir sveiki dantys. Lakalut Active veikia iš karto.